Nuo 2012 Bėdų turgaus fondas ir viešoji įstaiga Kiškių garbė atgaivino seną klaipėdiečių tradiciją labdaringą užgavėnių šiupinį. Šią idėją palaikė ir prikelti padėjo kompanija Philip Morris Lietuva. Jau nuo XIX amžiaus Klaipėdoje gyvavo tradicija per užgavėnes pirkti brangius bilietus į labdaros balių, rinktis miesto salėje, ten šokti, linksmintis, ragauti šiupinio, o surinktas lėšas skirti miesto ar miestelėnų poreikiams. Remtos našlės, padegėliai, našlaičiai, pirktas net varpas gaisriniai. 2012-aisiais nutarta prikelti ir viešinti senąją tradiciją, pabrėžiant du išskirtinumus. Tai, kad Klaipėdoje labdara renkama per užgavėnes, kitur Lietuvoje per Kalėdas, ir tai, kad čia per žiemos palydų šventę valgomas šiupinys, kitur Lietuvoje blynai. Renginį tradiciškai globojo miesto meras. Pirmaisiais metais labdaringas fondas buvo skirtas miesto kultūros gyvenimui nusipelniusiems žmonėms premijuoti. 2013-aisiais nuspręsta atkreipti dėmesį į be namų likusį Klaipėdos dramos teatrą. Susibūrė visi mieste veikiantys teatrai ir surengė bendrą spektaklį šiupinį kolegų naudai. Bilietus į renginį pirkę klaipėdiečiai paaukojo 20 000 litų. Dosniai prisidėjo ir uostamiesčio įmonė, susidarė 105 000 litų suma. Ją perdavėme teatralams. Klaipėdietiškos pjesės apie karalienę Liuizę pastatymo reikmėms. 2014 naudos gavėjų pasirinktas Klaipėdos gausių šeimų centras. Į jį susibūrusioms šeimoms buvo reikalingas autobusėlis. Tam tikslu aukojo Klaipėdos įmonės, o miestelėnai buvo raginami eiti ragauti užgavėnių šiupinių net į 9 restoranus ir rinkti, kuriame troškinys skaniausias. Akcijoje dalyvaujančios maitinimo įstaigos įsipareigojo surengti šventes ar kitaip pavaišinti gausias šeimynas. Per tradicinius mero pusryčius premijuotos 5 šeimos Klaipėdos šviesuoliai. Apdovanoti šiupinio karaliai, šiupinio kūrėjai, pagerbti rėmėjai. Svarbiausia, kad šis projektas vienija miesto bendruomenę, prikelia senas tradicijas, o kartu formuoja miesto savastį bei jo veidą.